Ok, viduramžio krizė. Apie ką yra mano gyvenimas? Kodėl aš esu toks nelaimingas? Ne, aš tai nieko neprojektuoju, susirašiau ir galvoju, rimtai. Nesąmonė. Man reikia greitai ir efektyviai. Šiandien kalbėsim apie tai, kuo skiriasi tėvystė nuo vaikystės. Kalbėsim apie tai, kokie yra pirmi žingsniai suprasti, kaip būti tėčiu arba mama. Šiandien kalbėsim apie tai, kas yra sąmoninga tėvystė, kas yra sąlyginė ir besąlyginė meilė. Labą dieną. Labą. Tai aš galvoju, nuo ko čia pradėti ir kaip čia protingai pradėti arba paprastai pradėti apie tą tėvystę, nes aš skaičiausi ir pastebėjau vieną įdomų dalyką, kad daugiau yra kalbos apie sąmoningą motinystę. Čia tiesos yra tame ar ne? Nu, iš pačios, iš temų, iš tai, kaip veikia, daugiau su mamom dirbi, nei su ir tais. Aš dirbu ir su tais, Aha. bet kadangi savo mokymuose ir tame, ką aš darau, dalinuosi asmeninę patirtim. Todėl aš sakau, kad yra sąmoninga motinystė, nes už tėtį aš negaliu pasakyti. Aš nesu jo kūne, jo patirtise nesu. Todėl galbūt pirmą grupę, kurią pravedžiau, jinai buvo skirta tik mamoms, subūriau mamų grupelės o toks testas, ar tai kažkam dar gali būti įdomu ir atsišaukti. Ir kai pasakoju apie save, aš sakau sąmoninga motinystė, nes tai yra mano kelias ir aš esu moteris ir aš esu mama. Todėl, kai aš kalbu, aš dažnai vartoju, kad mano kelias yra sąmoninga motinystė. Aš vis girdžiu tą sąmoningą tėvystę, sąmoningą motinystę, sąmoningas verslas, taip toliau. Kaip išplėsti šitos du žodžius? Sąmoninga tėvystė. Kas tai yra? Aš gal pasakyčiau, kad iš viso, ką reiškia žodis tėvystė. Mes įsivaizduojam, kad tėvystė yra apie vaiką. Vaikystė yra apie vaiką. Sąmoninga tėvystė, kaip ir tėvystė, yra apie tave, kaip tėtį, mamą, kas vyksta su tavimi, kai gimsta vaikas. Ir jeigu tu turi sąmoningumo ir galimybės stebėti, kas vyksta, kokie procesai pasileidžia, taip toliau ir panašiai, tai va ta sąmoninga tėvystė ir apibūdina, ir apima viską, kas vyksta su tėvais, kai jiems gimsta vaikas, kai jie turi iliuzijų apie tai, kaip jie jį augins, ir staiga nutinka gyvenimas ir jie pradeda auginti tą vaiką. Ir klausimas yra tada, ar jie patys pradeda augti kaip tėvai. Bręsti kaip žmonės tam, kad jie galėtų būti tinkami tėvai vaikui. Ir va čia yra tas sąmoningumo kelias, kurį tu nueini kaip žmogus, kuris turi vaiką ir staiga atsiranda kaip tėčio ir mamos rolė. Ar tu ją sąmoningai suvoki, ar tu suvoki, kokia yra tavo atsakomybė, kur jinai baigėsi, apie ką yra vaikas ir apie ką esi tu tame kelyje. Sąmoninga tėvystė. O kodėl tik apie tėvus? Todėl, kad iš tikrųjų šiaip tradicinėje tėvystėje viskas nukreipta į vaiką. Nu, taip, o kaip kitaip? Bet iš tikrųjų, tam, kad užauginti vaiką, kuris jau ateina, sako, gimsta vaikas jau pakankamas, ar ne, jis jau viską turi. Ir iš tikrųjų ateina siela, įsikūnija, jinai turi savo pašaukimą, savo talentus, įgimtas savybės, taip toliau ir panašiai. Kiek aš klausiu tėvų ir sakau, nu, vat, jūs turite 3 vaikus, pas mane buvo tėvai, trinukų tėvai. Sakau, nu, tai ir tie vaikai vienodi. Nu, sako, visiškai skirtingi. Ne? Nes vaikas jau atsineša, daug atsineša į šitą pasaulį, į šitą gyvenimą. Ir kaip mes juos auginsim, ar ne? Ar mes matome tą vaiką, koks jis yra, ar mes leisim jam užaugti. Yra toks metaforinis palyginimas. Tradicinėje tėvystėje vaikas yra laikomas molio gabalu. Tu atėjai ir aš iš tavęs darysiu žmogų. Nu taip. Taip, kaip aš suprantu. Taip. Taip, kaip man patogu. O sąmoningoje tėvystėje yra sakoma, kad vaikas yra kaip lotoso žiedas. Jis atėjo ir jisai skleidžiasi.
Ir vienais metais atsiskleidžia vienos savybės, vieni ypatumai, talentai, taip toliau ir panašiai. Ir ar tu sugebi stebėti ir sudaryti sąlygas vaikui skleistis ir integruoti tai, kas atsiskleidė į visuomenę, į gyvenimą tarp žmonių. Ir va čia yra tas, jeigu tu nori, kad vaikas skleistus ir atsineštų savo pašaukimą ir gyventų pagal savo talentus, pagal savo duotybės, taip kaip jis atėjo, jau pakankamas, o ne keisti jį, kaip minkyti kaip molio gabalą, tu turi iš savo tėvystės išimti visus įsivaizdavimus, koks tas vaikas turi būti, išimti visuomenės reikalavimus, kurie yra tiesiog subombarduojami mums, ar ne? Vaikas turi būti sėkmingas, vaikas turi būti laimingas, koks tu tėvas ar mama, jeigu tu negali užauginti sėkmingo vaiko. Visą tą tu turi išsirinkti, visas vaikystės traumas, visus negebėjimus suvaldyti savo emocijų, tu turi viską išimti tam, kad tas vaikas galėtų skleistis, toks, koks jis yra. Jeigu to neapžiūri savyje ir pats nesubręsi, neužaugi ir nesuvoki, kur čia yra visuomenės reikalavimai, kur ateinantis iš šeimos kažkokios, nežinau, besikartojantis stereotipai. Jeigu tu nesugebėsi to išsirinkti sąmoningai, tu ant vaiko viską suprojektuosi ir norėsi, kad tas vaikas būtų kažkoks ir gal tavo ketinimai bus patys geriausi, bet tu iš to molio gabalo lipdysi kažką tai. Tai kas čia blogo? Nes labai čia paprasta, nieko neminkysim, bet gerai, skleidžiasi tas vaikas, neklauso, nesimoko, nedėkingas, neatsakingas. Galiu tęsti. Tai ką daryti? Ką daryti su juo? Vadinasi, su tokiu vaiku jau yra prarastas ryšys. Kad jisai nesimoko? Taip, nėra pas vaiką vidinės motyvacijos. Tada atsiranda išorinė motyvacija kaip disciplina, bausmės, grasinimai. Bet vaikas jau yra praradęs vidinę motyvaciją mokytis. Bet aš nieko nepadariau, kad jam ten tą motyvaciją atimti. Viską yra kur miegoti, yra stalas, yra kur pavalgyti, yra telikas, yra kompas, ko dar reikia. Teisingai, viskas yra. Aš dabar šneku kaip, paprastas tėtis, po galais, tai ką aš čia dar turiu padaryti? Taip, bet... Jis nesimoko ir neklauso manęs. Taip, ir kuo vaikas labiau nesimoko ir neklauso, tuo mes labiau griežtinam discipliną, griežtinam bausmes, gąsdinam vaiką. Ir vaikas toliau, jūs įsivaizduokit, Dievas davė sėklą. Mes galvom, kad užaugs ąžuolas. Užauginsiu gerą žmogų. Taip, ąžuolą. Ąžuolą, būtinai Lietuvoje ąžuolas. Jei, taip. Prieš kelis metus čia buvo tokie kursai, užauginkime lyderius. Taigi. Ąžuolus lyderis, norėčiau du viename, kad būtų. Du tokius noriu užauginti. Pasodinau ir auga šermukšnis. Pas kitus šermukšniai, pas mane ąžuolas. Pas mane ąžuolas, tik tai. Va dabar žinai, ką, biški nesupratau, kodėl toks kamienas plonas. Čia apie ką? Oi, ne. O tai kur gilės? Kas čia per tos raudonos uogos, ar ne? Ir mes paimam vaiką, kuris nuo pat mažumės mes projektuojame jį, tą tvirtą, kryptingą, drąsų, alfa patiną. Taigi, auginsiu tokią, nes mūsų šeimoje tik tokie. Auga kažkoks šermukšnis, ar ne? Gal koks nors super talentingas mokytojas, orientuotas į santykį, į kūrybiškumą, į bendravimą. Tai iš ko jis valgys duoną? Kažko jis valgys duoną. Ir viskas. Ir jisai pasmerktas ir mes jį keičiam. Kiekvieną dieną ėdam. Kritikuojam. Viskas, ką jis daro, netinka. Nes tai nėra ąžuolas. Kad čia auga gražus šermukšnis, mes nematom. O kam? Reikėjo, aš ąžuolą auginu, ar ne? Taip, kuo daugiau kritikos, kuo daugiau pataisimų, moralizavimo. Vaikas ir tą bando daryti, ir tą. Vieni vaikai priešinasi, jie tada atsikalbinėja, meluoja, išsisukinėja. Žinok, kaip paerzinti. Puikiai žinau. Kiti užsidaro ir būna geri vaikai ir tolsta nuo savęs. Nuo to šermukšnio jisai bando priaugti masės, ar ne? Bet jisai jaučia, kad viskas, ta tėvų meilė, tėvai galvoja, eina į seminarus, kad užauginti lyderį. Skaito knygas, galvoja, taigi reikia tam vaikui padėti. Ir visą tai, ką tėvai duoda kaip meilę, jie irgi aukoja savo karjeras, laisvalaikį,
sveikatą. Nu, žodžiu, jie irgi daro plušą iš to molio minko lyderį, gerą žmogų, nes taip sugalvojo. O kad čia auga šermukšnis, jie nemato. O tas šermukšnis vargšas, aš čia metaforom kalbu, jisai galvoja, aš nelabai suprantu, kodėl manęs nemyli tokio, koks aš esu, kodėl manęs nemato. Ir jisai vieni priešinsis, prieštaraus ir galvos, Dieve, greičiau tai baigtųsi, ta jų tėvystė, ar ne, kada aš galėsiu daryti tai, ką aš noriu. O kitas jisai, jis bandys visą gyvenimą iki 40 būti kokio nors verslininku, žiauriai nesėkmingu, jam viskas nesiseks, ateis 40 metų, sakys, viduramžio krizė, apie ką yra mano gyvenimas, kodėl aš esu toks nelaimingas. Ir tada jis jau pradės eiti į seminarus, į vyrų kalves ir taip toliau ieškoti savęs tikro. O čia yra mūsų tėvystė, tradicinė tėvystė. Ir mes sakom, mano vaikas neklauso, mano vaikas neturi motyvacijos. Tai kai mes taip tos vaikus auginam, tai jie ir neturi motyvacijos. Nes mes juos disciplinuojam, mes gazdinam ir baudžiam ir sakom, kad jie turi mūsų klausyti. O paskui, kai jiems sueina 18 metų, mes sakom, tai kur tavo nuomonė, kur tavo kryptingumas? O jie galvoja, tai tu man pasakyk, nes visą gyvenimą tu man sakai, ką daryti. Šito nesimokyti, šitą mokytis geriau. Niekas neleido jiems atrasti, o kas jiems patinka, o kokie jų yra pomėgiai. Daug išbandyti tų pomėgių, kai ko atsisakyti, kai ką pratesti. Matematiką mokytis arba nesimokyti, lietuvių kalbą mylėti ir turėti tą maistrą. Mes į tai visiškai, ne, tu būk standartinis vaikas, tu turi viską gerai mokytis, prašau, ąžuolas auga. Bet tai, kad jis patiria, kiekvieną dieną patiria prievartą ir jis nesijaučia nei girdimas, nei mylimas, nei priimamas ir net negali augti savimi, tai mes kaip tėvai neįskaito. Mes sakom, visiškai, bet tiesiog nevykėlis. Tai yra tiesiog, aš tą matau kiekvieną dieną. Man tikrai labai skauda širdį. Gerai, tai kas su tais vaikais ne taip? Tai kad su vaikais tai viskas taip. Su vaikais tai viskas taip. Gerai. Su mumis tėvais. Gerai, tai kas su tėvais negerai? Kas, kitaip gal, ne per kaltinimą, bet ką mes kaip tėvai praleidžiam? Kokius esminius dalykus praleidžiam? Ko nepastebim? Praleidžiam esminį dalyką, subręsti kaip žmonės patys. Aš tai matau, kad vaikai augina vaikus. Labai dažnai būna, kad verkia ir spardosi ir klykia 3-metis vaikas, o šalia jo stovi 3 metų tėtis, kuris lygiai taip pat klykia ir rėkia. Taip, mes turim kūnus kaip suaugusių žmonių, mums jau yra po 40 metų. Mes turim galingus verslus, darom didžiulius tarptautinius projektus, deramės su bankais, gaunam paskolas ir perkam didelės mašinas ir didelius namus, bet širdyje mes esam, emociškai mes esam dažnai užstrigę 3, 4, 5 metų amžiaus tarpsnėje ir iš tikrųjų nesugebam prisimti atsakomybės nei už savo emocijas, nei už savo gyvenimo sprendimus. Sau nemokam taikyti ribų, kryptingai savęs vesti ir atrasti savo pašaukimus gyvenime. Ir mes išeinam auginti vaikų, būdami labai jaunos emocinės brandos. Ir kai klausimas yra, ką mes galėtume daryti kaip tėvai, tai mažiausiai bent jau pasirinkti savo tėvystėje kelią augti kartu su vaiku. Nes vaikas, kaip niekas kitas, pakelia visą tokį gyvenime jau nusėdusį vaikystės traumų, nepritekliaus, meilės ir taip toliau tokį dumblą. Jisai būna nusėdęs ir mes tokie jau atrodo, dar neturėdami vaikų, mes jau tokie jau suaugę, tokie savarankiški, jau dirbam, jau atrodo, kad mes esam tie žmonės, kurie prisima atsakomybę už savo gyvenimą. Gimsta vaikas ir staiga
tu pamatai, kad nei tu sugebi suvaldyti savo emocijų, nei tu žinai, kas tam vaikui yra geriausia, nei tu sugebi matyti, kokį tu vaiką augini, nesugebi būti jam tikrai tuo geru tėčiu ar mama, nes tave viskas nervuoja, tau yra per sunku auginti vaiką ir tu staiga supranti, kad daugybės dalykų tai, ko reikia vaikui, tu negali duoti, nes tu neturi. Tu neturi nei tos kantrybės, pats nesuvoki savo ribų, pyksti, perkeli tas neigiamas emocijas ant vaiko, pyksti iš tikrųjų ant savęs, reikia ant vaiko ir ko mes kaip tėvai, ką mes galėtume padaryti, tai pirmiausia, gimus vaikui, nes to neįmanoma padaryti anksčiau, nes nesupranti, kad to reikia, bent jau pasirinkti tą kelią tėvystėje, kad aš augu kartu su vaiku. Jeigu aš matau, kad nesusitvarkau su savo emocijomis, ne vaikas yra kaltas. Aš einu tvarkyti su savo emocijomis. Aš ieškau pagalbos ir žiūriu, o ko man reikia, kad aš galėčiau prisimti atsakomybę už savo emocijas. Kai man gimė pirmas, kai sūnus gimė, aš susipratau, kad esu tėtis ir nieks nebepasikeis po 1,5 metų. Tu prasme, dašilo, kad ne? Ir dabar galvoju apie tai, kad, kokie nors sūnui, 12 metų, 10 metų, ar 14, viskas, ir gerai, aš šitą dalį praleidau. Viskas, jau jinai nuvažiavus, aš ten nieko negaliu pataisyti. Ką šiandien galiu padaryti? Lygiai tą patį. Gerai, nuo ko pradėti? Aš tik pragmatiškai, gerai. Ką aš darau namie? Gerai, mane užknisa, aš rėkiu, mane užknisa arba padaro ne taip, aš baudžiu. Aš reikalauju, kad jis gerai mokytųsi ir kad man negėda būtų prieš žmonės. Tai ką man pradėti dabar? Ką aš per daug prašau, taip aš jo? Tikrai ne. Tikrai tradicinis tėtis, kuris niekada nėjo į jokį seminarą. Aš tai sakau taip. Netaikai vaikui nieko, ko nedarai pats. Nuo šito. Tai jeigu iš vaiko reikalauju, kad jisai kiekvieną dieną eitų gulti lygiai 9 valandą. Taip. Gerai, tu gali neiti 9 valandą gulti, bet tu irgi turi turėti laiką, kada tu eini gulti. Jeigu yra disciplina vaikui, vaikas tai negali kažko valgyti, vaikas turi nueiti kažkada tai miegoti, vaikas privalo tvarkytis. Pažiūrėk, ar tu tą darai. Ar tu tikrai viską, ką liepi daryti vaikui, pats darai? Bet tai ta prasme, aš einu į darbą, uždirbu pinigus, grįžtu belekai pavargęs. Tai man dar ir namus tvarkytis, ir ten indus plautis, ir dar kažką daryti. Tai pokalais, o tai ką jie tada? Tai vaikas eina į mokyklą, grįžta belekai pavargęs. Sėdi, žaidžia, nesimoko velnis, žinau, kad nesimoko. Matau, tam atsidarau, tiek nesimoko. Labai gerai, jeigu darbdavys matytų... Turimas darbdavys matytų, kiek laiko dirbi ir kiek laiko prasėdi galvodamas apie tai, kad sūnus dabar nesimoko. Man įdomu, kokį savo pažymį parašytume mes. Mes labai skirtingus reikalavimus keliam savo vaikams. Jau vaikas tai turi visada būti susitvarkęs, jau niekada niekur nepavėluoti, jau visada gauti geriausius pažymius. O mes tai jau tikrai savo darbę padarom 100% ir dar plius. Man taip nesigauna, bet bent jau ant jo galiu padaryti, kad jam taip sektųsi. Taip. Tai va čia ir yra ta mūsų meilė, kad mano gyvenimas tai jau nenusisekė, jau čia. Nieko ten nepadarysiu. Aš jau viską pabandžiau. Bet aš šitą šmikį galiu pakeisti. Bet šitą šmikį, tai iš jo dabar tai įsigyvenins visas mano svajonės. Bet bus tvarkingas. Jo. Labiau negu aš. Taip, jis jau turi būti tvarkingesnis, labiau kryptingas, susirinkęs, toks sėkmingesnis. Nes, kaip čia, o tai kam aš jau auginu, ar ne? Tai iš tikrųjų, tokias sąlygas turi. Taip, kokias sąlygas turi. Tai va jau jisai viską turi padaryti. Šiaip labai yra geras dalykas susirašyti savo svajonės. Tiesiog tokias svajonės, kokias mes ten turėjom, pavyzdžiui, kai man buvo 20, kokie ten 25, 30 metų. Ir pažiūrėti, kiek mes jų projektuojam ant savo vaikų. O, geras reiks pažiūrėti. Aš turiu 84. Reiks pasižiūrėti, ant kurio vaiko, ką aš ten projektuoju, žiūrėjau, bus įdomu. Čia labai geras pratimas. Aš galvoju, aš tai nieko neprojektuoju, susirašiau ir galvoju, rimtai, vat kaip padarai, ar ne? Ir staiga tu tam vaikui keli tokius reikalavimus, savo jau nebekeli, galvoju, jeigu šitą jau nepadarysiu, tai čia tiesiog
Bet vaikas mano, tai jau jis padarys. Tai turi kažkas šeimoje normalus būti. Taip. Tai bet aš sakau, pradėkim nuo to, kad tiek, kiek reikalavimų savo, tiek, kiek aš iš savęs reikalauju, nieko daugiau iš vaiko nereikalauju. Nu gerai, man vis tiek, aš tai provokuoju biškį, ne? Taip, prašom. Nes, kodėl aš provokuoju, nes mane provokuoja. Tie, tikrai normalūs tėvai ir užduoda klausimus, tai gerai, tai toks pratingas, tai nuo ko pradėti dabar? Čia gerai. Žiūrėk, nieko daugiau nereikalauti, aš nelabai suprantu, nuo ko pradėti, ką reiškia daugiau arba mažiau reikalauti, kur aš čia reikalauju daugiau negu iš savęs, nes jeigu aš pradėsiu žiūrėti, kaip aš reikalauju iš savęs ko, ir palyginti su tuo, ko aš reikalauju iš jo, ten yra koks 15%. Taip, iš vaiko tik 15%? Jo, jeigu paimsi, kiek aš padarau, kiek aš dirbu, kiek aš ten viską veikiu, taip atrodo. Ne? Normaliai, kapės, jis tik 15% padaro to. Suprantu, vaikas, todėl 15%. Bet kaip atrasti tą konkretų atskaitos tašką, kur aš galėčiau iš tikrųjų pasilyginti. Va čia taip, pas mane taip, o pas jį taip. O čia gerai ar negerai? Yra nuo ko? Kokį pasibandymą, o taip labai siaurą mažą galėčiau įsivertinti, jūs paklausite klausimą, kaip įsivertinti namuose temperatūrą šeimos? Kaip? Jinai nesivertina per tai, nei per reikalavimus, nei ką tavo vaikas daro. Jinai įsivertina per labai paprastą dalyką. Ar kai aš esu namuose, man malonu, kad vaikas yra namuose? Aš džiaugiuosi jį matydamas. Ar ne? Ir jeigu aš pareinu namo ir mane viskas nervuoja. Nervuoja. Ne viskas. Beveik viskas. Ir jeigu aš nenoriu matyti savo vaiko, ar ne, ir man viskas kliūna, nes aš parėjau, įžengiau ir iš karto matau. Tas nesutvarkyta, tas nepadaryta, batai numesti ir aš jau dėl visko nervuojuosi, ko vaikas nepadarė arba padarė, pavyzdžiui, kaip sukuitė. Tai viskas, temperatūra yra bloga. Ir jeigu aš pareinu ir pirmiausia džiaugiuosi, kad aš matau savo vaiką ir man norisi apsikabinti ir tada apsidairyti ir pagalvoti, o ką čia galima padaryti geriau, ar ne, kad būtų jaukiau ir dar mieliau. Čia yra temperatūra, mūsų energija. Čia yra temperatūra. Ne tai, ką vaikas padarė ir ko nepadarė. Arba tu myli vaiką ir nori jam padėti, arba tu nuolatos koreguoji savo vaiką, nes jis yra po galais ne tas ąžuolas, o ten kažkoks augalas, nežinau, gal pipiras. Ir tada tau viskas netiks, niekada netiks, ką jisai bedarytų. Net jeigu kai jisai viską susitvarkys, vis tiek kažkas netiks. Čia yra temperatūra. Ir ką daryti? Atsakius šitą klausimą, paklausti, kodėl trūksta meilės. Ir tada paklausti savęs, kai aš pareinu ir mane viskas nervuoja, tai ar nervuoja vaikas, ar aš taip jaučiuosi tiesiog visada gyvenime. Ir visada klausimas ir atsakymas bus apie tave patį. Tau pačiam savo gyvenime nėra okei. Dėl to tave nervuoja vaikas, kuris yra netoks. Darbas, kuris yra netoks, dar kažkas yra netoks. Tu neturi ramybės savo viduj, tu neturi meilės savo viduj ir atsakymą visada turėsi pradėti savį ieškoti. Gerai, tai kaip pradėti ieškoti? Tvarkoju. Tai jeigu aš suprantu, kad čia ne ta dalis, tai kaip man pradėti ieškoti, nuo kurios vietos ir kokiu būdu man reikia pradėti ieškoti, ką aš galiu su savim padaryti? Čia kiekvieno turbūt individualus atsakymas, bet aš vis tiek, mano pačios irgi kelionė prasidėjo nuo to, kad aš susiradau mokytoją. Žmogų, kuris mano manimu ir mano matymu tuo metu gyveno tokį tikrą gyvenimą nuo savo pašaukimo. Man atrodo, pas jį yra susijungę viskas. Ir tai, ką jisai daro, ir tai, kaip jisai bendrauja, ir tai, kaip jisai keliauja, ir tai, kaip jisai pagal kokias vertybės aplamai gyvena. Aš pamačiau žmogų, kuris mane įkvėpė ir sakau, aš noriu būti, va taip va noriu jaustis, va taip va noriu gyventi. Tiesiog reikia mokytojo, nes, vadinasi, jeigu taip mes jaučiamės gyvenime,
mūsų tėvai nebuvo tokie, kurie galėjo to išmokinti. Tiesiog tos ramybės, meilės, harmonijos, gebėjimo kurti savo gyvenimą. Vadinasi, to nesiturėjęs. Ir aišku, nereikia kaltinti tėvų, vadinasi, ir jie to neturėjo. Bet nuo kažko reikia pradėti nuo to, kas tau rezonuoja, kas tau gali būti tas atsakymas ir mokytis iš tų žmonių. Jau šiais laikais tai tikrai yra ne problema, nes mokytojų yra labai daug. Reikia susirasti žmogų, kuris tau labiausiai rezonuoja ir pradėti iš jo mokytis. Ir kitaip nebus, nes meilė yra perduodama iš širdies į širdį. Ir tau reikia žmogaus, iš kurio tu mokinsiesi. Būna žmonėms įkvepia kažkokios knygos, kažkokio tai laikotarpio atveria kažkokį tai matymą, kažkokią tai dalį širdies atidaro. Bet tau reikės ieškoti mokymų, mokytojų, kažkokių tai dalykų, kurie pradės tave vesti keliu į tą atsiverimą, į tą tiesiog ramybės būseną su savimi, į savęs pažinimą. Skamba kaip žiauriai daug darbo. Nėra paprasčiau, ką nors. Žiauriai. Ir taip dirbi, ir tai su vaikais būni, ir ten veikia kažką. Ne? Ir skamba labai daug darbo papildomą, ir aš dabar klausos galvoju, ko piets, nu gerai. Vat girdžiu mokytoją, girdžiu knygas. Ir man būnant paprastu žmogum, kuris neina į paskaitas, nesidomėjo, susidūriau su paauglystė berniuko. Ar ten dukros, bet susidūriau. Ir ten atsitiko ir suprantu, kad slysta iš rankų viskas. Aš realiai nežinau, kurią pusę net eiti. Ir nuo kokios knygos, nuo kokios praktikos galima būtų užsikabinti, kad aš suprasčiau, geras, kelias, atsakymas yra ir nebūtinai tam į vaiką man dabar reikia kreipdėmėsi, bet reikia daugiau koncentruotis į save. Kažkokį tą pirmą žingsnį, pirmą ABC pasidarius, kad matyčiau, geras, veikia kažkas, tai mano užduotis tada ieškoti tokių dalykų daugiau. Aš sakyčiau, pirmas A yra tai, kad jeigu tave kažkas erzina, vaiko paauglystė, trigerina, ar ne, dar kitas žodis, kabina, tai yra apie tave. Pirma A, tai yra apie tave. Jeigu tave kas nors pykdo, tai yra apie tave, ne vaikas. Ir tada, kodėl aš pykstu? Kodėl mane tai kabina? Į šitą klausimą reikia atsakyti. Visa kita jau pradės vyniotis ir B, ir C, ir visa kita. Bet pirmiausia atsakyti tą klausimą. Ir jo susidūriau, sunkumas, taip toliau. Nekeisk kito, keisk save. Viskas, ką tu gali padaryti, yra keisti save. Keisti kitą žmogų, įskaitant ir vaiką, yra neįtikėtinai sunkus ir labai neteikingas darbas. Nes kitas nepasikeis, tai visada bus nesėkmė, bus be galo daug darbo, nervų, taip toliau ir panašiai. Todėl vaiko mes palikti negalim. Šiaip daugybė situacijų mes gyvenime paliekam. Ten, kur mes nenorim keistis patys, mes tiesiog paliekam tas situacijas. Jo, nusikarinai. O vaiko, ir ačiū Dievui, ne, vaiko mes negalim palikti, tai čia yra tokia, aš sakyčiau, kad yra tokia žmonijos evoliucijos, kaip čia sakyti, toks variklis vaikai. Ir tada tu keitiesi pats. Ir šiaip mane kažkada pačią labai sukrėtė toks paprastas suvokimas. Esu girdėjus, kad tėvai užtrenkia duris vaikams ir sako, tai da, jeigu tu toks, tada tu nebe mano vaikas. Girdėjai? Kartais jo, tenka. Ir kai aš suvokiau, apie ką tai yra, man tai buvo toks šokas geras. Reiškia, galvoje yra kažkokia koncepcija. Koncepcija, kaip idėja. Jinai yra net kažkieno sugalvota. Pavyzdžiui, kad mano vaikas negali vesti ten, ar ne, ten, nežinau, kito tikėjimo žmogaus. Ir tiesiog, jeigu tu taip, tada tu ne mano vaikas. Aš nekalbu ir apie kitus, ar ne, tokius ten kraštutinius atvejus. Ir tu pasirenki koncepciją. Čia yra tik mintis. Atsisakai tikro vaiko, tikro žmogaus, kuris gimęs iš tavo kūno ir sakai, tu nebe mano vaikas, man svarbesnė šita idėja. Stipru. Ir mes šiaip tai savo vaikų, jeigu mes juos keičiam
nuolatos priekaištaujam, nepriimam tokių, kokie yra, tai čia yra tokie kraštutiniai atvejai, ne kai jau trenki duris ir sakai, tada tu nebe mano vaikas, bet tai, ką aš matau kiekvieną dieną, mes kiekvieną dieną jiems užtrenkiam duris ir sakom, tada aš tavęs nemyliu. Ak, tu nesimokai, tada aš tave baudžiu. Ir mes neieškom ryšio su vaiku, mes einam per tokį, nežinau, per tokių paviršium, per elgesį, ne per ryšį, ne per meilę, ne per girdėjimą, bet per kažkokius tai išgalvotus reikalavimus ir įsivaizdavimus, kaip turėtų būti. Ir jeigu mes atsisuktume į save, kodėl mane tai nervuoja, kodėl mane tai pykdo, tai mes ten labai daug atrastume savyje, apie ką yra. Aš pykstu dėl to, kad mane sunervavo, ar ne? Bet ne dėl to, pavyzdžiui, kad ta situacija kenkia vaikui. Apie discipliną, jeigu kalbėti, ar ne? Kada mes nustatom vaikui ribą kažkokią, tai ar taisyklę įvedam, kai mus sunervuoja. Viskas, tada bus taip, ne kitaip ir čia tokia bausmė, privilegijos atimtos, taip toliau, viskas. Ką tai rodo? Kad tiesiog tėčio ar mamos ribos buvo peržengtos. Ir tokia riba, ką sako vaikui? Vaikui sako, reikia taip nesielgti, nes tada pyksta. Bet ar mes, kaip sakom tokią taisyklę, ar mes galvojam apie vaiką? Kas vaikui yra naudinga, reikalinga šio momentu? Mes apie tai negalvojam. Ir vaikas taip ir jaučiasi, kad turi neerzinti tėvų, turi jiems netrukdyti, turi kažkaip tai augti ir prisitaikyti šeimoje. O tėvai įsivaizduoja, kad myli savo vaikus. Okay. Viskas, kaip, aš tokio paprasto labai žmogaus, viskas labai skamba gerai. Bet aš kaip pagalvoju apie tą chaosą namie, jeigu pas mane ten 3 ar 4 vaikai, kai aš tikrai turiu daug darbo ir dar turiu domėtis kažko, kažkaip pamilt save, kažką dar padaryti. Realiai gali rankos virti tiek, kad sakyt, jūs nusišnekat. Aš taip negyvenau, aš taip neaugau. Man nieks neskiria tiek dėmesį ir nieks nekreipia į mane, žiūrėk, man normalus. Niekas ten neužsiėmė su manim ir nesismulkino. Taip ir buvo. Tai va, tai jeigu aš taip užaugau ir normaliu žmogum, tai gal ir jam paeis. Bet kažkodėl tai kyla tie klausimai, ar ne, kad kodėl tas chaosas, nes jeigu, pavyzdžiui, daugybei tėvų iš praėjusių kartų tie klausimai nekilo. Jie kyla dabar. Tai jeigu kyla tas klausimas, o kaip galima geriau ir kodėl aš blogai jaučiuosi savo tėvystėje, kodėl pas mane toksai chaosas, tai kažkur tai yra ta pradžia, ta kibirkštis jau yra, tas klausimas yra. Ir nors atrodo, niekas su manim taip nesielgia, bet ar tu galėsi būti tas pirmas tėvas savo kartose, kuris sakys, gerai, aš paieškosiu atsakymo, nes aš noriu kitaip, aš jaučiu, kad kitaip galima, nes šiuolaikiniai visuomenė jau kitaip galima, jau yra tų kitaip pavyzdžių, ar ne, ir tada atsiranda tas noras, dėl to ir didelis virsmas šiuo metu vyksta visuomenėje. Nes anksčiau net nebuvo nei tokių kursų, nei kokia ten sąmoninga tėvystė, kokios ten vyrų kalvės, apie ką šnekam. Tiesiog buvo išgyvenimo režimas, ar ne? Visi turi tai kažką tai padaryti tam, kad šeima išgyventų, yra tvarka, taisyklės, apie kokį ten atsiskleidimą, apie kokius čia lotus užšnekam. To niekur nebuvo anksčiau. Kodėl dabar kyla tie klausimai? Todėl, kad mes kaip visuomenė, kaip žmonėje, kitame evoliucijos etape esam. Ir tie klausimai kyla. Ir jeigu norim pasakyti, kad o kaip padaryti kitaip ir nenoriu dėti darbo, taip nebus. Nes kažkuri tai karta tėvų turi būti ta karta, kuri tą darbą atliks. Ir tai pasakyti, kad aš galiu dabar duoti 3 patarimus ir jūsų namuose chaoso nebus. O taip ir nebus, žinokit. Nesąmonė tada. Man reikia greitai ir efektyviai. O taip, aš žinau, ir pigiai. Nebus. Ir čia yra pradžia virsmo.
kad atsiranda tas noras, kad ta meilė, kurią mes duodam vaikams ant vaikų, nugultų kaip meilė. Ir tada darbo reikės padaryti. Ir ganėtinai nemažai. Dieve, jau nepatinka. Gerai. Ištrinam šitą, ar ne? Ne, aš ne. Sudėtinga, ištrinam šitą. Tai keičiam. Keičiam, ne. Nes, gąsdina. Aš vėl grįžtu į tą įprastus tėvus, ne? Ką aš matau, kokį skirtumą, kad mamos, nežinau, 100 kartų labiau įdomis negu tėčiai. Apie ką reiškia ten būti, kas yra ta tėvystė, kaip čia su savim dirbti, kaip su kitais dirbti ir taip toliau. Tikrai daug kartų. Mano praktikoje labai daug tėvų mokosi. Tėčių. Tėčių, taip. O kada jie ateina? Įvairiai. Vieni, kai vaikai dar maži, kitų paauglystėj, kai jau nutinka paauglystė ir sako, bešiu, čia viską sugadinam. Bet taip, tas pokytis tėvystėje su mažais vaikais jaučiasi greičiau. Su paaugliais nieko gero nesitikėkit. Absoliučiai negreitai. Jūs nieko nesitikėkit, tiesiog tas pasikeitimas savyje turi nešti tą gerumo jausmą pačiam žmogui. Jeigu tai yra daroma, jeigu aš pasikeisiu, kad tu nesielgtum taip, aš kažkaip biškai taip pamanipuliuosiu, taip, kad tu pasikeistum. Tai nieko neišeis. Arba atsiranda tas noras, kad aš noriu to pokyčio, aš noriu kitaip, aš noriu keistis. Man to reikia kaip žmogui, arba visa kita yra manipuliacija ir net nepradėkim. Kam to reikia? Darbo, ne, daug. Be darbo nieko nebus. Aš suprantu, kad tėvai ir pas mus ateina. Net dažnu atveju vyrų kalbės akademija neateina tie, kurie sako, viskas nebežinom, neturim jokių atsakymų. Viskas tiek blogai, kad arba jį jau ten į nepilnamečių koloniją, arba kažkur padėkit. Su tokiais mes nelabai galim dirbti, nes neturim įgūdžių. Bet aš matau, kur ateina tada, kai sako, nesusitvarkau, nebeklauso ir mano galios įrankiai nebeveikia. Išnaudoju visus, naujų nebėra. Taip, ir tada reikia mokintis. Ir tas kitas galios įrankis yra negalios įrankiai, pasirodo meilė. Dažniausiai. Metodika, su kuria dirbi, kuo jis skiriasi, kuo jis yra ypatinga, kaip ją suprasti, ką jūs ten veikiat su tais tėvais? Realiai metodika yra apie sąmoningumą tėvystėje. Tai reiškia, tas išsirinkimas. Tam, kad tu galėtum tą vaiką auginti taip, kad jis galėtų skleistis ir nesinervuoti, kad ne ąžuolas auga, o šermukšnis, ir dirbti su savimi, o ne su vaiku, leisti jam būti tuo šermukščiu ir stebėti, kas su tavimi vyksta, kai tu planavai, kad auginsi ąžuolą ir staiga tau nesmagu prieš kitus žmonės, nes tu apie tai pasakoji kitiems ir toliau, tas darbas su savimi, ar ne? Tai pati metodika yra tokia, kad tu pirmiausia užduodi tėvams klausimą, kodėl tu susilauki vaikų. Jau nepatinka, jau išeičiau iš karto. Tuo prasme. Nepabėga. Gerai. Atsako šitą klausimą ir staiga pamato, kad vieni ateina duoti meilės, ar ne, ir tada pabando tas vaikas jos neimti. Ar ne? Žinom tokiu atveju, ar ne, kad tiesiog tam vaikui meilė atrodo kaip kontrolė. Ar ne, tu ten žingsnio nežengsi, viskas apie tave yra žinoma ir visur tau padės, už tave padarys, paaiškins kaip ir taip toliau ir panašiai. Kiti nori ten tos gerus vaikus užauginti, ar ne, ir jie ten minko tos molio gabalus. Treti sako, ji norėjo vaikų. Čia aš taip pakalbėsiu. Arba jis. Ir tada moto yra toks, vaikai turi netrukdyti. Jūsų beveik turi nebūti. Ar ne? Arba, kaip visi. Tai nedaug tas Dieve vaikas netoks kaip visi. Ar ne? Nes mes kaip ir visi turėjom vaikų, ar ne? Tai pradėti uždavinėti klausimus, o kodėl tu tapai tėčių mama, ar ne, žmonės atsako, geras, niekas atsiklaupęs neprašė, kad aš būčiau jo mama, ar ne, aš pati, arba ten pat sugalvojau, ar ne. Tada tu klausi apie tai, o kaip tu buvai augintas, ar ne, ir tėvai atsako klausimą, mano tėvai ten rėkdavo ant manęs, taip toliau ir panašiai, ir kiek tu viso to perkeli į savo tėvystę. Labai akis atveriantis momentas, nes tu turi savo nuoskaudų
tėvams dažniausiai iki tam tikro laiko. Ir staiga apžiūri, kad wow, kiek daug viso to tu perneši į savo tėvystę, tu lygiai taip pat reikalauji, ten taip toliau panašiai. Staiga apžiūriu, atsiranda toks geras stimulas, kad, nes dar būna taip, kad tėvai dažnai sako, aš tai jau tikrai būsiu geresnis už savo tėvus. Aišku, 100%. Būsiu geresnis. Tai va šitas pratimas duoda tokį suvokimą, kad geras, yra kur tobulėti. Yra, ar ne? Ir tada daugybę dalykų apžiūrėti, ką visuomenė projektuoja į tave kaip tėtį, mamą ir į mūsų vaikus, kokie jie turėtų būti, ar ne, į tą gyvenimo tempą, į tą konkurenciją, į sėkmę, į tą influencerių visą tą. Daugybę apžiūrė, o kas yra sudėta į tai, koks tas vaikas turėtų būti, kad čia tas sėkminga šeima būtų. Kai tą visą apžiūri, tai atsiranda dar daugiau sąmoningumo, staiga supranti, kad tu nusilaupai. Tu pamatai, kur tau reikia keistis, tu pamatai, kokias tu projekcijas į vaiką sudėdi. Ir staiga tas vaikas, nuo kurio tu nuimi projekcijas, kad jis turi ten visas tavo svajonės įgyvendinti, kad jis turi būti tas ąžuolas, ar ne, tu nuimi. Ir staiga tavo vaikas pajunta tokią laisvės erdvę skleistis. Nes tėvai per šitos pratimus, per šitą metodiką pamato, kiek jie daug nesąmoningai iš tikrųjų projektuoja ant savo vaikų tų reikalavimų, lūkesčių, idealų, viskas pasimato ir tėvai patys atsiranda tas sąmoningumas, jie patys pradeda jaustis, kad geras, laisvės atsirado, kad tie reikalavimai ir lūkesčiai jų pačių nebevaldo. Ir va tada atsiranda stebuklai. Tada atsiranda tokie stebuklai, kur man tėvai rašo, kad nepatikėsi, aš einu Akropolyje, aš apie mažesnius vaikus. 6 metų dukra ranką bučia ir sako, tu geriausias tėtis pasaulyje. Sako, ką man daryti? Atsiranda ryšys. Galiausiai, ta prasme, kad tu nusilaupai nuo to, kad tu vaiką nori, kad jis būtų kažkoks kitoks, kad jis keistusi. Staiga tu jam sudarai laisvę ir tu jį matai tą vaiką tokį, koks jis yra ir esi tiesiog dėkingas už tai, kad tas vaikas yra tavo gyvenime. Ir už tą vidinę kelionę, kuri vyksta, esi savo dėkingas. Ir atsiranda visai kitoks ryšys su vaiku. Vieno to, kad nuimti tą, nusiplėšti tai, kas yra suprojektuota ir veikia per mus automatiškai ir mus pačius kankina kaip tėvus. Mhm. Jo, o kaip paauglystėj? Man rankos nieks nebučios. Manęs net neapsikabins. Tikrai ne. Tikrai ne. Ten to nei dėkingumo nematysi. Dar maži vaikai kažkaip moka, bet vėl šitokio bendro, ko tėvai dalinasi. Ne ačiū, nei prašom. Viena taisyklė su paaugliais. Angliškai jinai labai gražiai skamba. Connection before correction. Lietuviškai tai yra pirmiausia ryšys, paskui koreguojantis veiksmai. Jeigu tu matysi, kodėl tavo paauglys tranko durimis, neklauso, susideda su kažkokiais netinkamom draugijom, užsidaro, įlenda tik į ekraną. Jeigu tu sugebėsi matyti priežastį ir jausmą už elgesio, trenkia durim, tai aišku lengva, prasau sakyti, kad ateiti ir plėšti duris, pas mus durų net ranko, taip ir panašiai. Bet jeigu tu matysi jausmą už elgesio, kodėl jis taip elgiasi, kad jam yra be galo sunku, kad jis nežino, nesusivokia savyje, kad jis jau turi daugybę reikalavimų savo, kad jis jaučiasi vienišas, kad jis jau nori būti savarankiškas, bet dar negali, arba bando ir jam nesiseka, ar ne, nesiseka bendravimas, nesiseka pirmos meilės. Galiausiai nežino nei kuo nori būti ir jaučia tą spaudimą, kad jis jau čia turėtų būti toks, anoks, trečias ar ketvirtas. Ir jeigu tu matai paauglio visą tą vidų ir galiausiai besikeičianti kūną, hormonus ir visą kitą, jeigu tu supranti, kad tai yra be galo sudėtingas laikas vaikui, tu visai kitaip žiūrėsi. Ir ryšys prieš koregavimą, tai ryšys reiškia, aš pirmiausiai jaučiu, ką jis jaučia, suvokiu, kodėl tai vyksta, tada iš to suvokimo ir iš to ryšio erdvės, meilės erdvės,
aš sprendžiu, ką galiu vaikui duoti. Ar man reikia tiesiog suteikti jam daugiau erdvės. Ir labai dažnas atsakymas suteikti vaikui daugiau erdvės ir pasitikėti juo. Ir kitas dalykas, priimti visas emocijas, visą tai, kas vyksta. Tiesiog būnant šalia ir paklausiant, ar reikia kokios nors pagalbos. Ir jeigu reikia kažkokios pagalbos, taip, tu esi tas suaugęs žmogus, kuris turi padėti surasti atsakymus. Tu neprivalai žinoti. Nes šiais laikais mes mažai ką žinom. Mes įsivaizduojam, kad mes žinom, koks tas vaikas turi būti, ką jis turi mokėti, taip toliau ir panašiai. Bet įsivaizduokit, kad už 10 metų turbūt kokių pusės dabartinių specialybių nebus. Tai ką mes žinom? Kokia ta žmonijos ateitis? Nieko mes nežinom. Ir dėl to mes galim tik tai savo paaugliams būti, tie pagalbininkai rasti tos atsakymus. Ir tai nereiškia, kad mes turim žinoti ir liepti daryti kažkaip tai, bet aiškintis, o koks yra iš tikrųjų klausimas ir ieškoti atsakymų, sprendžiant, ieškant specialistų, skaitant, googlinant. Tu gali tik tuo padėti savo vaikui, nes tu nežinai. Reikia priimti tą, kad tu nežinai. Gerai, ir paskutinį klausimą turiu. Ką padaryti, kad mano vaikas būtų dėkingas ir suprastų, kiek aš čia viską įdedu? Jeigu kyla toks klausimas, tai jau vaikas iš karto yra auginamas ne meilės erdvėje, ar ne? Nes meilės taigi yra sąlyginė. Labai. Gerai. Tai pirma, kad vaikas būtų dėkingas, reiks palaukti, kol jisai sulauks savo vaikų ir supras, ir tada supras, kaip nelengva vaikus auginti. Laukti reikės labai ilgai. Aš gal nedagyvensiu. Man šiandien reikia. O iki to laiko reikia suprasti, kad tėvystė yra vienos eismo juostos gatvė. Niekas gamtoj, kur jūs matėt gandriukus, kurie užaugo ir sukasi aplink senus savo tėvus ir juos maitina ir jais rūpinasi, taip toliau ir panašiai. Ne, mes užauginam vaikus tam, kad jie būtų savarankiški ir augintų savo vaikus. Tokia yra evoliucija. Ir laukti iš vaikų dėkingumo, tai gražu, kai jie jau atsisuka ir dėkoja. Bet laukti iš vaikų dėkingumo yra toks savo pripažinimas, kad mano tėvystė ar motinystė vyksta iš labai didelio trūkumo. Nes aš duodu tam, kad gaučiau. Nes aš tikiuosi to dėkingumo. Ir tada didžiulis apgailestavimas ir atjauta tiems žmonėms, kurie laukia to dėkingumo iš savo vaikų. Nes jeigu mes vaikus auginame, būdami dėkingi jiems, kad jie esą, būdami dėkingi gyvenimui už daugybę dalykų, yra tokios dėkingumo vibracijos, ar ne, tu esi dėkingas už išaušusią naują dieną, tada tu džiaugiesi, kad tu geri arbatą, tu džiaugiesi pamatęs vaiką, nesvarbu, kad jo ne viskas gražu ar sutvarkyti namuose, bet tu džiaugiesi pamatęs savo vaiką, tau gerą, ar ne, tu gyveni tokiuose dėkingumo vibracijose, tokie vaikai, žinau, kad jaučia dėkingumą savo tėvams. Bet jeigu tu augini vaiką ir tikrai labai stengiasi iš to molio gabalo kažką išlipdyti, o vaikas tai nuolatos jaučia kaip prievartą, labai sunku iš tokio vaiko tikėtis dėkingumo, praktiškai neįmanoma. Gerai, tai kažkaip norisi reziumuoti viską, ką aš girdėjau ir ką suprantu. Jo, kad dėkingumas jis neatsitinka tol, kol tu nenustoji to reikalauti ir neatsigrėži save, kad jeigu nori, kad vaikams būtų geriau ir tau būtų lengviau su vaikais, nesvarbu kokie amžius bebūtų, atsisukti save ir užduoti keletą klausimų, pradedant nuo to, tai kodėl čia sugalvojai būti tėčiu arba mama ir kam tau to reikėjo kažkada. Kad jeigu mes veikiam tik tai su sąlyginė meilė, tai mes gaunam ir sąlyginį santykį, tik tai tiek, kiek aš tau tu man. Ir kad
labai gražu buvo, kad tėvystė yra apie tėvus ir tėvų augimą ir tai neturi nieko bendro su vaikais. Nes vaikystė ir vaikų reikalai tai yra vaikystė. Taip. Čia labai patiko. Vaikas provokuoja tavo augimą kaip žmogaus, kaip tėčio, kaip mamos. Tai labai gražu, labai ačiū už laiką. Labai buvo smagu, labai įdomu. Ačiū. O mes susitiksim kitą kartą.